Laidos partneris TTT Kazino. Mes Žukauskai čempionai, visi žiūrėkite krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Per 20 Lietuvos krepšinių lygos metų pirmasis toks LKL superfinalas, kad į lauksų žiedų kovoja Klaipėdos ir Kauno komandos. Šiandien, nors jau sužaistus 4 finalinės rungtynės, dar neaišku, Neptūnas ar Žalgiris galų gale triumfuos, nes nugalėtojas turi pasiekti 4 pergales. Tad neskubėkime prognozuoti, visko dar gali atsitikti. Viena aišku, kad Klaipėda labai daug davosi Lietuvai puikių žaidėjų, kartu su Švyturio arena subūrė ir 5000-tinę nuostabių krepšinio aistruolių armiją. Ir jeigu ne ta pirmose superfinalų rungtynėse minkštagalvio fano į aikštelę paleista pilna skardinė, galėtume dar labiau džiaugtis puikiais uostamiesčio žiūrovais, kuriuos įkvėpė šaunusis Neptūnas, užsigrūdinęs vieningosios krepšinio lygos kovose ir svajojantis apie Eurolygą. Žalgirio aistruoliai išgarsėja net ir tuo, kad pralaimint vieną po kitos Eurolygos rungtynės jie buvo ištikimi komandai, o dabar nesiveržia į Lietuvos krepšinio lygos superfinalą. Ar dėl to, kad jame nėra Lietuvos Rytų? Nejaugi LKL kauniečiai žiūrovai nori tik ispaniškos koridus, kai raudona spalva matadorai erzina keturkojai. Tačiau Neptūnų mėlyna jūrų spalva šiame sezone jau ne kartą žalgiriečius privertė palikti aikštelę nuleistomis galvomis. Ir savoje aikštėje, ir svečiuose. Kas, jeigu nesavi žiūrovai turi įkvėpti pralaiminčią komandą, ir visos LKL superfinalo rungtynės turi pasižymėti žiūrovų anšlagu, ypač dabar, kai baigėsi šalies krepšinio sezonas. Juo labiau, kad 1993 metais gimusioje Lietuvos krepšinio lygoje yra daug nuostabių krepšinio akimirkų. O 1977 metais Klaipėdoje įvyko pirmasis Kazimiero Budrio šeimų krepšinio turnyras. Paskutinį 2014 gegužės sekmadienį uostamiestyje baigėsi tradicinis jau 38-asis tarptautinis šeimų krepšinio turnyras dėl Kazimiero Budrio taurės. Gražiai buvo pagerbtos visos komandos, o ypač čempionai ir prizininkai. Šiemet 3 vietą laimėjo Kaunui atstovavusi Šliogerių šeima, mažajame finale nugalėjusi Stonių šeimą iš Žemaitijos. Sidabro medaliai atiteko Nausėdų šeimai, atstovavusiai Švėkšnai, kuri finale turėjo pripažinti šiauliečio Žukauskų pergalę. Ilgas kelias buvo iki to turnyro, tikrai kokius 6 metus mėginom prasibrauti. Pagaliau pirmi metai pavyko, skaitom antrą vietą, tai labai gerai. Jau kai sakant, nelaimėjom, gal ir gerai, kad nelaimėjom, bus kitais metais kur tobulėti. Didesnio norai gal. 3 sūnus yra pusbrolio vaikai, Majus, Mintautas ir pusbrolis Jurgis, pusbrolis, kuris biški apleidė sportus, nesportuoja, bet turim gerą mušiką būgną. 2003 metais Mindaugas Žukauskas kartu su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo Europos aukso medalius, o 2014 kartu su šiauliečiais Žukauskais Klaipėdoje jis pirmą kartą tapo tarptautinių šeimų krepšinio turnyro čempionu. Kazimiero Budrio taurė įteikta jaunajam Deividui Žukauskui, Mindaugo sūnui. Norim pasidžiaugti kartu su jumis, ypatingai mes, mūsų komanda, kuri susideda iš manęs Mindaugo, Mantvydas, Domantas, Robertas, Mindaugas, Dovydas, Nomeda, Lina, Deividas. Antrą kartą dalyvaujam, pirmą kartą laimėm, tai dvigubai džiaugiamės. Manau, kad kovot buvo labai sunku. Patvirtinat? Taip. Tai buvo Klaipėdoje, o Kaune gegužės 24-ąją pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo surengtas šalies darželinukų krepšininkų čempionatas. Jo iniciatoriai Vilniaus sostinės ir Panevėžio Aukštaitijos krepšinio mokyklos bei Nacionalinė krepšinio akademija. 8 darželių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio turnyrą laimėjo sostinės Strazdelio ekipa, kuri finale nugalėjo panevėžiečio Vaivorykštę. Mažylių kovą stebėjo ir apdovanojo Žalgirio žaidėjas Mindaugas Kupšas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas,
ir LKF garbės prezidentas Vladas Garastas. Šiandien po 5 minučių reklaminės pauzės treneris Vladas Garastas prisimins savo kelią į krepšinio Olimpą ir pasakys ne vieną linksmą pastebėjimą apie oranžinio kamuolio sporto dirigentus ir jų atlikėjus. Pažiūrėkite, bus įdomu. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas ilgus metus buvo, dabar garbės prezidentas Vladas Garastas. Kada ir kaip prasidėjo tas jūsų kaip krepšinio trenerio kelias? Kur jisai prasidėjo? Jis prasidėjo labai netikėtai. Buvau 3 kurse. Į mane kreipėsi tuometinis Kauno sporto komiteto pirmininkas, kad aš su Kauno jaunių rinktinė važiuočiau į Lietuvos krepšinio čempionato finalą. Atėjo ten apie 20 ir aš turėjau įsirinkti. Aš ne vieno nepažįstu. Tai man sako, treneris šitas labai geras, tas aš turbūt gal nuvežiau 10 visai blogesnių, o 10 geresnių gal paliko. Tai toks dalykas yra. Tai buvo toks pirmas mano krikštas. 3 kurse? 3 kurse. Toliau, kada buvo 4 kurse, šviesios atminties Lagonavičius išvyko į Kiniją ant metų ruošti absolventus. Kokius tai ten, nežinau. Jis paskui grįžęs paskui labai įdomiai apie kiniečius, apie jų... Vadinasi, jis mokė žaisti krepšinį, kurie dabar olimpiadoje mumis spaudžia. Jis man paliko grupės krepšinio ir aš vietojo eidavau treniruoti. Tai būdavo, tada kamuoliai būdavo suvarstomi. Reiškia, ne dabartinė, reiškia, buvo kamera, priputė, su virbutė užrišė, suvarstai. Jis toks elipsės formos būdavo, čia šoka, ten eina, ten reikia reakciją turėti. Nu ir ką, kur tos kamuolius paliksi, aš jas nešiodavau. Ir tokį krepšį, reiškia, mėgsta. 5-6 kamuoliai ant kupros ir einu per visą Laisvės alėją, kadangi salė po antroj pusėje Muzikinų dramos teatro. Dabar norėčiau matyti mūsų trenerį, einantį per Laisvės alėją su kamuoliais ant pečių. Įdomu, kas toks atliktų tą dalyką. Būtų kam nufilmuoti, parodyti internete ir pasijuokti. Nu, tai buvo tokia pradžia. Tokia pradžia. Tik tai kartais pagalvoju, kodėl į mane kreipėsi? Juk buvo puikių studentų, kurie žaidė gerai. Jūs bėgikas buvot? Nu, aš jau buvau pasiėmęs specializaciją krepšinį. Jau žaidžiau už instituto 1 komandą, trenirausi ir taip toliau. Baigęs Lietuvos kūno kultūros institutą tuometinį, iš karto Biržai? Taip, grįžote į gimtinę? Nu, grinai kažkaip tai motina buvo mirus, 3 vaikai, tėvas sunkiai gyveno, norėjau padėti šeimai. Galvoju, tiek to. Nes vis tiek, anksčiau 3 metus reikėjo dirbti pagal paskyrimą. Reiškia, tai ten sutarėm, atvažiavau. Galvoju, tiek to. Tapot Biržos sporto mokyklos direktoriumi ir pat komandas turėjot. Aš skaitau, kad tas laikotarpis gal toks, man kaip trenerių gal daug davė. Aš turėjau darbą, taip toliau, ne darbo, bet reiškia, daug dirbau labai ir panašiai. Kažkur tai gal mane ir parašė tam gyvenimui. Toks dalykas. Bet su baime, sakyčiau, jūs ir tada pirmąjį interviu man davėt, kai pakvietė į Kauno Žalgirio komandą, jūs vyriausiojo trenerių dirbti. O dabar, jeigu tą prisimintas laikotarpis, reiškia, kada pakvietė. Tada 79 metų čempionatas baigėsi, Vilniaus statyba gavo prizinę vietą, 3 buvo. O Kauno Žalgiris buvo 11. Aš labai gerai prisimenu tą laiką, kadangi jau buvo kreiptas į manimą, aš jau nagrinėjau tą situaciją. Vilnius jūsų nekvietė? Mane Vilnius yra senai kvietęs, anksčiau. Mane Vilnius yra kvietęs gal prieš kokius 5 metus. Iki Žalgirio? Iki Žalgirio. Yra kvietęs ir man labai geras sąlygas ten žadėjo. Būta centre ir taip toliau, bet suprantat, treneris ten buvo. Buvo treneris, jeigu aš atvažiuoju, tą trenerį nuima. Man sąžinė neleido, kaip treneriui atvažiavus sunaikyti kitą trenerį. Man gėda būtų žiūrėti jam į akis. O Žalgiris to laiku jau buvo taip, kad aš nebuvau pirmas eilėj. Aš buvau 6, kuriam pasiūlė treniruoti Žalgirį. Visi atsisakė. Niekas nebenorėjo to Žalgirio treniruoti, nes buvo 11.
Ir dar žinau, kad buvo toks atrankinis turnyras Kaune tada. Tai būtent mes tada pirmąjį... Taip, kad komandos paliktų, tai aš žinau, kad Rygos Vėfas atidavė Kauno Žalgiriui pergalę, kad nereikėtų važiuoti į Novosibirską, nes Novosibirskas būtų atėjęs. Ir geriau žaidė. Jo, ir geriau žaidė. Kaip sakant, padėjo. Broliai Latvijai padėjo mums tada. Nu ir viskas, ir 11 vieta. Tai aš atsimenu, treniruotės būdavo, ten taip toliau nekalbėsiu nieko, girdžiu kalbą. Ne, tai jau nieko nebus, iš šampano dėžės, kad čia Žalgiris iškrės šiais metais, taip toliau. Bach, 2 vieta Tarybų Sąjungoje. Viskas. Dėl ko jau, kadangi 7 metus buvau jaunimo rinktinės treneris Lietuvos. Per mano rankas praėjo šitie visi žaidėjai. Aš juos puikiai žinojau. Aš žinojau, ko trūksta Žalgiriui, ką reikia daryti. Ką su taktika daryti, ką, suprantat, su fiziniu pasiruošimu. Aš pats 4 metus vežiau fizinį pasirašymą. Viskas buvo vienas mini. Ir 2 treneriai. Dabar 12 žaidėjų, 12 aptarnaujantis personalas. Bet jūs nepasakėt, gerbiamas Garastai, kitų, sakyčiau, svarbaus dalykų. 4 ir 5 Biržų sporto mokyklai išugdyti krepšininkai žaidė Žalgiryje. Teisingai, o čia ir buvo. Taip. Čia svarbiausia, jūs jau drąsus einat su savais. Taip. Taip, kad žinot, nu, aišku, drąsus buvau, kad atvykau. Bet... Su baime. Su baime. Nu, aišku, visada neramu yra. Visada neramu yra. Aš lygiai tokioj pat padėtį buvau patekęs, kada mane pakvietė dirbti į Čekoslovakiją. 91 metais. Aš ir nuvažiavau ant 2 mėnesių, galiu dabar papasakoti. Tada darom stovyklą Klaipėdoj, aš galvoju apčiupinėsiu panašiai, ir aš sutinku Geležinkelius, tai tie komanda. Lipa galvoju, kur čia tie aukštavūgiai, išlipa futbolo komanda, tokie visi nedideli. Suprantat? Nu tai ką darysi, ten tą stovyklą, taip toliau. Grįžom atgal ir noriu pasakyti, kad būčiau gal ir išvažiavęs ant Kalėdų. Bet man skambina mano draugas, čia profesorius medicinos, sako, kalbos eina Kaune, kad sako, tave išmetė iš ten. Sako, kaip išmetė? Nu, sako, viskas, sako, tu grįžti namo. Suprantat, kokių žmonių puikių yra. Taigi... Nu, tada viskas, aš pasirašiau kontraktą, nu, reikia rodyti, kai išmetė. Ir ką, pirmi metai, su ta komanda, dar 2 žaidėjus pasiėmė iš Lietuvos. 2 vietą, Čekoslovakija. Jie turėjo 6 vietą, bet iš ten ryšė kokie turi žmonės. Su futbolininkais lygiai taip pat, žinojau, ką daryti. O tai yra svarbus tas skirtingas darbas ir, pažiūrėjau, kurie tos kombinacijos, kur knygoje parašytas, jos ne viskas yra. Reikia daryti tą, kas yra pas tave kokie žaidėjai, ką jie sugeba padaryti. Ir iš jų reikalauti. Negali pareikalauti, ko jis negali padaryti. Čia vienas svarbiausių dalykų. Ar mes nereikalaujam viską pagal schemą, viską pagal taktiką? Gerai, aš jums papasakosiu šią temą, jeigu dar laiko yra. 92 metais, kada mes vėl suvažiavom į vieną vietą ir tada mes buvom 4 treneriai. Reiškia, Lietuvoje tai buvo, kaip sakant, mano draugas, su kuriuo daug laiko praleidom, Sargūnas, puikus treneris. Donas Nelsonas ir Donas Nelsonas, amerikietis, ir ispanas Javiras Imbroda. 4 treneriai. Pirmą kartą, kaip dirbti reikia, kaip treniruotis, kaip reikia, kad visi būtų patenkinti, kad visi duotų kuo didesnį indėlį. Ir nutarėm taip, kad mes su Sargūnu arba Raimo, kaip vadindavau, 1 valandą dirbam ant specfizinio pasiruošimo. Tai reiškia apšilimas ir paskui aikštėj su kamuoliu tobulam greitą puolimą. Ten pasais, ten 2, 3, 4, 2 prieš 1. O užsieniečiai ką? 3 prieš 2, taip toliau. Užsieniečiai to laiko sėdi. Suprantat? Žiūri. Paskui 1 valandą padirbam ir prieinam ir, ten, kaip sakant, ispaniškai rodo, por favor, prašau, eikit, reiškia. Jie pradeda taktiką. Taktika prieš pat čempionatą, reiškia, buvom, reiškia, derinius paruošę, suėjom visi 4, atėjo 3 žaidėjai, pagrindiniai, tai Sabonis, ten Jovaiša, ten Kurtnaitis, ant lentos dėstau, kaip žaisim taktiką, taip toliau, pasiūlėme iš šono, čia ne taip reikia tartą, ir kada jau visi sutinka, kad taip, viskas, antspaudas šitas derinys tinka, einam prie antro. Viską apspręsdom prieš stovyklą. Ne taip, kad treneris ateina,
Nu ir mes dabar šitą darysim. Ne, turi būti visi įsitikinę, kad šitas derinys yra gerai, taip toliau, taip O toliau. kaip tai olimpiadoje atsispindėjo? Kas, ar fizinis parengimas, ar būtent ta taktika? Dabar eisim atsakykit. toliau. O eisim toliau. Mes buvom pakviesti į Akropolio taurę. Tradicinę. Ten žaidėm su Graikija, su Italija ir su Prancūzija, atrodo. Tai aš, kaip sakant, visada mąstydavau, galvodavau, kaip čia, kad laikas būtų taupamas, kad nebūtų vėl veltui dirbama, kad nebūtų pratimas dėl pratimo, kai jis duotų naudą. Yra trenerių, kurie labai daug dirba, bet pratimas dėl pratimo, jis yra nepritaikomas žaidime. Jis visai nereikalingas, jo nereikėtų daryti, reikėtų iki daryti. Tai jo paprašiau taip, kai jis suregistruotų, kiek atliekam metimų taškų iš taktikos po derinių, kiek atliekam metimų po greito puolimo, ką mes dirbam, ir kiek atliekam metimų iš improvizacijos, kada žaidėjas nebeatlieka to, reiškia, taktikos, bet jis pats pagal esamą situaciją, vietoj to, kai tu dešinę kairę lenda, šoka, meta. Na įdomu, trys variantai, trys pozicijos, kuri pasiteisino. Daugiausia taškų buvo pelnama iš improvizacinio žaidimo, iš tavo meistriškumo. Antroji vietoje buvo iš greito puolimo. Ir tik tai kažkas 18% buvo padaroma taškų po taktikos veiksmų. Kad jo ten užtvara čia buvo, taip toliau. Dabar toliau. Valandą dirbam čia ir valandą čia. Reiškia, per daug dėmesio skiriame tai taktikai. Reiškia kažką tobulinti, kitus veiksmus daugiau. O dabar, aš girdėjau, mokyklose vaikai kokių tai metų derinius daro, vėl kažką daro. O jūs suprantat, nei tą kamuolį moka varyti, nei jis moka kamuolį perduoti. Vienas prieš vieną, paskui dabar kas labai krenta į akis, tai kamuolio metimo į krepšį. Technika, pataikymas. Žiūrėkit, vienas rungtynės įmeta. Kitas rungtynės meta negali mesti. Atrodo, kaip dabar čia nemeta. Aš taip sakydavau, kada turi gerą kamuolio krepšį metimo techniką, tu turi žinoti, kodėl tu įmeti ir turi žinoti, kodėl tu neįmeti. O dabar, jeigu neįmeta panašiai, sako, šiandien nekrenta. Palauk, kaip tai nekrenta? Per karą vokiečių artilerija, kai šaudydavo, taip? Bum, pirmą šūvį, nukrenta ten stebi. Sako, truputį nedaėjo. Ir iš trečio karto ties ir pataiko. Kadangi žino, ką daryti. Kažką pasukti, kažką pakelti vamzdį ir panašiai. Čia lygiai taip pat. Aš matau metą. Aš jau matau, kad neįkris. Kadangi jis meta trajektoriją iš pradžių per žemą. Arba per aukštą trajektoriją. Arba užbaigia per silpnai. Viskas yra dalykai. Yra knyga parašyta mūsų. Išleidom knygą, kur buvo pavyzdžiais Sabonis, Marčiulionis, Kurtinaitis, Komičius. Imkit, skaitykit, žiūrėkit. Ant galo sporto mokyklai, jeigu nėra kas parodo, tai tegu pakviečia žaidėją su geru metimu. Yra tokių, kur meta. Ir jis parodys, kaip reikia mesti. Tai yra pats pagrindinis elementas. Pavyzdžiui, buvo tokie modeliniai reikalavimai. Koks turi būti centras, koks turi būti kraštas, koks turi būti gynėjas. Ir ten yra, amerikiečių pasakymas yra, jeigu žaidėjas yra nemodelinis, toks, sakysim, jis koks 1,97 m. Nei šis, nei tas. Nei gynėjas, nei kraštas. Jis kaip taisyklė turi būti snaiperis. Ir iš viso, jeigu tu negali krepšį įmesti, man klausia, kaip reikia laimėti. Sako, reikia daugiau įmesti vienų taškų negu varžovas. Viskas. O nuo to priklauso. Žiūrėkit, Žalgiris dabar kaip žaidžia. Atrodo laisvas, paukštė. Dar toks dalykas. Kažkaip, nežinau, nenoriu grįžti į tą senovę ir panašiai, bet buvo pas mums tokių metikų, kur žiūrėk, neįmetė. O dabar žiūrėk, įmetė. Palauk. Kaip taip gali būti? Arba bauda. Sutinkat jau, taip. Taip, kai skaitau, yra apie ką pamastyti, yra apie pakalbėti, yra aišku, kuriam krašte. Yra tokių šalių arba mūsų miestų, kur viskas šiandien. Iš Klaipėdos visada šiandien puikus metikai. Taip. Visi puikiai metė. Štombergas puikiai metė. Macijauskas puikiai metė. Paulauskas. Supranti, iš ten šiandien, reiškia, treneriai
įdėgia metimo techniką gerą ir taip toliau. Bet kad dabar tų trenerių mažai mokyklose sporto, nėra už ką mokėti. Dėl trenerių aš norėčiau tiek pasakyti, jeigu jau taip pabaigtos pamokslus visus. Nuvyksta seminarai, suprantat? Ir taip toliau. Tikrai vyksta seminarai, yra trenerių asociacija, jie daug darbo atlieka. Tarptautiniai seminarai iš užsienio atvažiuoja visą kitą. Visi mokosi, visi rašo, taip toliau. Bet tai palaukit. Savo laiku, kai buvau treneris, kiekvienais metais trenerius mums kviesdavo į Maskvą ir reikėdavo laikyti egzaminus. Ant stalo 30 bilietų traukia ir reikia atsakinėti. Tai kaip ir galvodavau, kaip būtų gėda, kad Žalgirio treneris stovi ten aukštai ir neatsakysiu. Man gėda, aš mokydavau, skaitydavau, žiūrėdavau, sėdi 5 ten klausimus uždavinėja. Dabar mes mokom, paskaitas kalbam, visą kitą, bet jie neatsakinėja nieko. Įsivaizduoju, dabar mokyklą mokytis, moko geografiją, moko istoriją, moko algebrą ir paskui pažymį parašo. Bet tai palauk, tu man papasako. Arba, sakysim, derinius, kaip mes rinkinį darydavom. Tai mes paskui po vieną žaidėją eidavo prie lentos ir jis turėdavo nupaišyti visą tą derinį. Jis turi atsakyti. Mes nieko nežinom, parodyk kaip yra. Dabar, linksi galvą, taip toliau. Jis gal nieko nežino. Ką jis gali daryti? Būk tai treniruojas dirbėjus iš tikrųjų. Ir tas gali būti. Sutinkat? Turi būti patikrinimas. Kontrolė turi būti. Man atrodo, kad reikėtų žinoti, kas mūsų iki dedasi. Kas dirba, kaip ten treniruotis, kaip ten vyksta. Skaitau, gal turėtų būti. Savo laiku buvo tokia Respublikinė vaikų jaunimo sporto mokykla, kur, kaip sakant, atvažiuodavo pastovi vietą. Stebėdavo, vertindavo. Išrinkioji grupės. Kiek žmonių, kaip treniruotė vedi, tau pastabos. Visi geranoriški buvo, nes tai yra bendras mūsų reikalas. Čia nieks nenori nieko ant kilimo paguldyti, galvą nukirsti ar ką, nors norim, kad geriau būtų. Ir turi tobulėti. Ir, pažiūrėjau, aš visada išklausydavau, ką man kalbėdavo. Jeigu aš ką nors blogai darydavau, ten pralaždavau pirmoje eilėje, aš galvojau, ką aš blogai padariau. Kažką taip įvyko, kur aš gal suvadavau blogai, gal ten nereikėjo minutę jums, gal ten reikėjo net nekeisti to, gal taip. Reiškia, perkratai save, kankinį. Nes tai tu pralaimėjai, tu treniruoji. Suprantat? Gal pats įsipirškite. Paaiškinkite jauniems treneriams, komandoms, pakonsultuokite. Ir viskas bus gerai tame mūsų krepšinėje, kol bus tokių žmonių kaip jūs. Pirmiausia, svarbu nenusišnekėti. Labai sunku, kai daug kalbėsit, pasakysiu, kada nereikia. Jeigu paklausiu, galiu pasakyti nuomonę. Čia yra mano nuomonė, kad aš buvau konsultantu, čia moterų buvo, Gedvilas buvo treneris. Aš sakau, čia yra mano nuomonė. Aš taip galvoju. Tu gal galvoji kitaip, tu įsirink. Negalim sakyti, tu žinai šitą daryk, tik tai tu, nes tu neneši atsakomybės. Kada neneši atsakomybės, labai lengva patarinėti. Bet nuomonė, kodėl? Gerai išgirsti tą nuomonę, tą nuomonę, tą nuomonę. Ir paskui įsirinkti. Matot, reikia, kad paklausytų. Reikia paklausytų. Kartais tavo balsas būna tyrasi. O kodėl neklauso? Skaitau, kad nereikalinga. Tai čia buvo anksčiau taip. O dabar kitaip yra. Jau kitos mados, kiti reikalavimai ir panašiai. Čia vis tiek, kas gero reikia perimti ir turėti, kas gero. Kas blogo atmesti. Aišku, eiti į priekį, priimti įvairius dalykus. Kaip sakant, neturim atsilikti. Turime eiti kartu su mada, bet yra ir senų gerų dalykų. Panašiai. Įdomu. Pavyzdžiui, daleiskim, kaip dabar tą pick and roll, tą 2 prieš 2. Man tai yra juokinga. Čia padarė anglišką pavadinimą, pick and roll, reiškia statyk ir sūkis. Išvertus, aš 52 metais stojau į Kūno kultūros institutą, tai 2 prieš 2 žaidėme jau senai. Aš noriu taip pasakyti paprastai, tai yra taip sena kaip prostitucija. Suprantat, juokinga. Čia, taigi, o taip yra. Yra kitų gerų dalykų. Kitų dalykų gerų yra dar taktikos ir tie užsivedimai, statymas užtaro žmogui be kamulio, ten judėjimas ir panašiai. Taip kad čia galima apie krepšinį daug kalbėti. Aš nenoriu, kad palikščio vėl kažkoks tai
pranašas, aiškitas. Moralizuotas. Tai vėl iš čia moralizuoja kalbą, aš dėl to ir nenoriu kalbėti. Ačiū Jums.